partizanai buvo paprasti žmonės, aplinkinių kaimų, visi pažįstami, kartą eidavo į bažnyčią, kartą eidavo į šokius, į vakarėlius. Jie buvo žmonės su savo darybėmis ir su savo nuodėmėmis, bet juos tokius didingus žmonių akivaizdoje padarė, kas jų apsisprendimas didžiojoje gyvenimo kryžkelėje nepaklusti okupanto įsakymams, direktyvoms, paimti į rankas ginklą, paaukoti save ir savo šeimas ir stoti į žūtbūtinę kovą. Štai, žodis partizanas turėjo magišką galią. Jis ištraukdavo mylimąjį ar priešingai mylimąją iš viens kitą glėbio ir vesdavo per pavojus, vesdavo į pačią mirtį. Apie tai liudija tūkstančiai karo meto nuotakų lietuvaičių, kurios ėjo partizanų ryšininkių keliais, savo namuose priimdavo padaryti bunkeris. Tai yra nenusakoma auka. Aš tiesiog stebiuosi, iš kur tiek aukos, tiek drąsos. Pagrinde tai yra krikščioniškos vertybės ir tie žmonės buvo tikintieji, idealistai. Ir kada pamatė, kad jų kaimynai, jų pažįstami pateko į tokią bėdą, jie aukojasi. Aš esu sukūręs pats tokį, partizanam jau yra pristatyta paminklų, paminklėlių, ir partizanų motinai pastatyta, o šitiem, kurie aukojasi su visa šeima savo, nėra paminklų. Tai aš sukūriau tokį žodinį aukos keliu. Iš kurgi tiek drąsos, laisva valia į mirties puotą, sūnus ir dukros Lietuvos ryžos už šalį okupuotą. Viską paaukoja ne tik save, bet ir šeimas, o kiek tokių mūsų Lietuvoje, kas suskaitys ir kas supras. Kas išmatuos aukos didybę sudėtą laisvei Lietuvos, gal tik pasiekę amžinybę, suprasim vertę šios kovos. Tai didvyriai, tai dvasios milžinai, pakilę virš šios žemės meilės jėgą, jie švies kaip žvaigždės amžinai, nors kūnai jų pavargę miega. Tai tikrai aš partizaninio karo saulėlydyje esu paskaičiavęs vien mūsų krašte, kiek buvo bunkerių pas žmonės. Ir kol buvo partizanų, tol buvo ir ryšininkų. Žmonės saugodavo ženklus, sutartinių ženklus. O tų ženklų, kaimuose vienkiemės gyvena, tai langinė, tai kokia kartis pastatyta, tai kas ir kokį būdą jį turi. Sustardavom, kad, reiškia, jeigu saugų turi taip stovėti, jeigu neaišku, būna neaišku, nežinia, bet neaišku, kas tai ir būdavo ženklai. O jeigu nesaugų irgi, tai šitie ženklai daugybę kartų mus išgelbėjo nuo mirties. Mes parengdavom, kad iš miško per žiūronus galėtum toli matyti. Tokį tai vienkiemį ten. Tai žmonės tikrai ir atiduodavo geresnį kąsnį partizanam ir pasakydavo paslaptis, reiškia, partizanai buvo maždaug gerbiami kaip kunigai. Dar kodėl lietuviai ypatingai, aš nekalbu apie visą Lietuvą, kadangi aš kalbu tik apie savo tą
mažą pasaulį, kur tikrai žinau, kas vyko. Pirmiausia, tai žmonės vis tik tai buvo pagrindinė jų varomoji jėga buvo tikėjimas. O aš, pavyzdžiui, užaugau ir nežinojau, kad būtų kur nors išsiskyrus šeima. Nu, savo mažam pasauliu. Gyvendami buvo visokių, buvo, kurie ir nesutikdavo ten ir viskas, bet skirtis. Tai va,